Kas geriau gydo? Gydytoja? Ar dirbtinis intelektas? Šį klausimą mėgino atsakyti Harvardo bei Londono mokslininkai. Štai 3 pagrindinės jų idėjos. Dirbtinis intelektas neturi empatijos. Dėl to anot autorių pacientai jį apibūdina kaip beširdį. ChatGPT ir panašios programos Gali apdoroti milžiniškus informacijos kiekius. taip jos nuima krūvį nuo gydytojų bei jiems Leidžia gydyti pacientus, o ne pildyti dokumentus e-sveikatoje. Kartais dirbtinio intelekto diagnozės būna net tikslesnės nei gydytojų. Net 17 gydytojų bandė nustatyti berniuko diagnozę, bet jiems nepavyko. Tuo tarpu ChatGPT pateikė teisingą diagnozę, kuri buvo patvirtinta operacijos metu. Visgi straipsnio autoriai pabrėžia, kad dirbtinis intelektas gali cituoti neegzistuojančius tyrimus bei pateikti klaidinančias išvadas. Visai kaip medicinos studentas. Nors šios programos yra labai naudingos medicinoje, anot autorių greitų metų Dirbtinis intelektas gydytojų nepakeis. Geriausia su juo yra bendradarbiauti. Todėl bent kol kas venk diagnozuoti savo ligas su dirbtiniu intelektu. Kuo tu labiau pasitikėtum? Manim? ar manimi. Rašyk komentaruose.